Sveiki, šį vakarą darom meditaciją, kad galėtumėm dar labiau atidaryti savo širdis, priimti viską, kas vyksta aplinkui mus, didžiausią pagarbą, nusilenkimo, meilę, priėmimo, pasididžiavimo tuo, kuo esu, kad viskas vykstų pačia geriausia linkme, programa, kad nieko mums netrūktų, kad mes viską turėtumėm, kad mūsų gyvenimas būtų labai lengvas, paprastas ir nepaprastas, prasmingas, kad kiekviena pragyventa akimirka būtų taip kaip šviesos kelio nurėdyta, kad būtų tokia kaip lelijos žiedais nusagstyta. Ir galite matyti, kaip virš jūsų yra pakeltos rankos, ant tų rankų kūdikis, mėnulis, indas, palaima, džiaugsmas, viskas viename. Ir jūs esate tam lauke, kuris yra virš jūsų galvos, virš jūsų programos, virš jūsų. Galite matyti jau dabar, kaip apibrėžtas lankas ir tam lanke yra visa gerovė, visi gerumo perlai, ar gerumo akmenys, ar gerumo matrica, gerumo akmenėliai, gerumo langeliai, per kuriuos mes einam kiekvieną minutę, kiekvieną sekundę ir praeinam pro juos, kaip eitumėm per nematomą sieną į kitą erdvę, kitą dimensiją, kurioje viskas yra energetika, energetiškai švaru, tauru. Be lašelio melo, apgaulės, veidmainystės. Tiesiog tenai to nėra. Ten viskas yra tiesa. Gryna tiesa, balta šviesa. Įkvepiam, iškvepiam ir atsipalaiduojam. Jeigu mes nematom to kelio, kurį dabar mes jum rodom, tai įsivaizduokit kalno viršūnę ir kalno viršūnėje, ledinėje viršūnėje, kuri yra neprakalama, padaryta iš gryniausio ledo, skaistaus, švaraus kalnų vandens. Ir tas skaidrumas, ta švara, ta kalnų didybė, tai yra tai, ko aš siekiu, ko siekia mano sąmonė, ko siekia mano visi angelai sargai, kad aš tapčiau ta uola, tuo skaidriu, permatomu vandens lašeliu, kuris nuskaidrina viską aplinkui. Sunku įsivaizduoti, kaip galėčiau tapti tuo lašeliu, bet pabandykim nors akimirką nusikelti į dangų, į viršų, kur yra debesys, balti debesys. Ir tarp tų baltų debesų paieškoti savęs, savo vandens lašelio, kuriuo aš galiu būti arba esu.
Ir pamatykit, kaip iš to debesies krenta daug vandens lašelių. O aš dar pasislėpęs kažkur esu tarp jų. Aš dar nepasiruošęs skristi, aš dar nepasiruošęs atsiskirti nuo to debesies, nes man dar nepatogu, nesaugu, neramu, netvirta. Aš dar vis noriu jausti aporą, kažkokią atramą, rėmą. Aš dar noriu jausti žemę po kojom. O mano sielas jau seniai yra viršuje ir nori neįskristi ir būti atskiru lašeliu, bet dar aš negaliu sau leisti ramiai kristi ir būti tuo lašeliu. Aš pažiūrėkit, kaip įsikabinęs į to debesies plaukus, laikausi tvirtai. Ir tai yra tai, kas mane riša, kas mane saugo, kas mane stabdo nuo to, kad tapčiau tuo lašeliu. O neatsilaisvinęs aš negaliu virsti lašeliu, negaliu virsti snaige, negaliu virsti bala ir vėl kilti į viršų ir vėl transformuotis. Nevyksta apykaita, kai aš esu viename vaidmenyje ar vienoje įsikibusioje formoje. Todėl šiandien dabar prašome pabandyti mintimis pereiti iš vienos formos į kitą, tiesiog atsilaisvinti, neskubėti, nes esate labai saugioj erdvėj, kur nieko neatsitiks, jei jūs išlaisvinsite save iš to debesies, iš to susikaupusio aplinkui vandens. Ir pamatykite aplink save tam debesyje, kai pasiranda jums erdvės, kai jūs apsidairot, pamatot, kad nėra taip jau ir baisu, kad galima atsiskirti, atsižymėti galbūt net tam tikras ribas. Galite tai padaryti rankom ir kojom, tiesiog apsibrėžti, kur mano yra erdvė, kur mano yra energetinis laukas, kur aš noriu būti, kas aš esu. Pamatyti toje erdvėje savo fizinį kūną, pamatyti, kaip aš atrodau iš šalies, pamatyti, kaip man sekasi įgyvendinti vieną ar kitą planą. Galite tai dabar padaryti. Tiesiog praplatinti, pradidinti erdvę. Kuo labiau aš praplėsiu erdvę, tuo man bus lengviau atsiskirti nuo tos bendros erdvės. Ir man reikia atsiskirti, man reikia pasidaryti krūtiniai daug vietos, daug erdvės. Aš dabar rankom tiesiog mojuoju ir skiriuos. Gerai. Galite ir atsistoti energetinė plane, energetiniai erdvėj, toje, kurioje dabar mes visos esam, pavaikščiot, pasižiūrėti į save iš visų pusių, įkvepiam, iškvepiam ir paklausti savęs, ar aš galiu atsiskirti nuo masės,
ar aš galiu būti šiek tiek kitokia negu visi. Ir jūs išgirsit taip arba ne. Ir kiekvienas atsakymas yra teisingas, nes jisai kyla viduj širdyje. Ir kiekviena galit pripažinti, kuri esu lygmenyje. Nes perėjimas iš vienos formos į kitą yra gana skausmingas, nes netenkame daug senųjų programų, daug savo senų aš, kurie buvo prisikabinę prie mano fizinio, energetinio, protinio, emocinio, dvasinio lauko. Ir galit pamatyti dabar aplink save, kaip vaivorykštis, kiek daug visko yra aplink mane, tiek horizontaliai, tiek vertikaliai, kad mes esam tiesiog laukai. Ir tik mano mažytė dalelytė viduje yra to aš, kuris sprendžia ir sukioja, į kurią pusę aš noriu pasisukti ar eiti. Ir galit matyti, kad mes kaip matrioškos arba tokie kaip povai su daug sluoksnių, daug plunksnų, daug aplinkui yra erdvių. Ir aš galiu tikėti arba netikėti, bet aš galiu pavirsti dabar drugeliu. Ir pamatykit, kaip virstu drugeliu. Kiekvienas skirtingas. Į drugelį jauskit krūtiniai, sakau dabar krūtiniai, kad tas drugelis yra mano viduje, mano krūtiniai. Jis yra labai mažas, kad telpa grinai krūtinės srityje. Dabar pajauskit, kaip tas drugelis mano krūtinėje didėja. Pajauskit, kaip per stuburą eina jo kūnelis, kaip nuo vienos peties krūtinėje ląstoje atsiranda sparnai. Ir kaip aš tampu dideliu drugeliu. Ir mano fizinis kūnas visas tampa drugeliu. Gauna drugelio erdvę, drugelio formą, drugelio sparnus, drugelio matymą, drugelio mąstymą. Ir aš tampu drugeliu. Kodėl drugeliu? Todėl, kad jisai gyvena trumpiausią laiką, kokį gali gyventi gyvūnas žemėje, vabzdys žemėje. Ir jis nejaučia skausmo, jis nejaučia nusivylimo, dėl to, kad jis turi transportuotis ar pakilti į kitą lygį, neišgyvenęs nei dienos. Jis yra grožis, ramybė, tvirtumas, įsitikinimas, kad jis yra nuostabiausias gyvūnas visame kame. Ir pajauskite jo tą tvirtumą, tą energiją, tą stuburo lygyje, krūtinės lygyje, tą žinojimą, kad esu dalis programos, dalis visos visatos dalimi, tampu dalimi. Ir drugelis tik yra mažas grūdelis viso to, kurio ir aš esu dalis, ir aš jame esu, ir jis yra manyje. Ir pasiimkim iš to drugelio pačią svarbiausią, pačią
stipriausia savybė, visa energija, tikėjimas savimi, išdidumą, pasitikėjimas savimi. Jauskim, kaip krūtinėje tas taškelis užsižiebia liepsna. Įkvepiam, iškvepiam ir atsipalaiduojam. Įkvepiam, iškvepiam ir atsipalaiduojam. Pajauskim, kaip nuo krūtinės žemyn išsiplečia energetiniai laukai, kaip sijonas, kaip skraistė užsideda ir tampa lengva ir gera skraidyti. Aš neturiu sparnų, aš turiu tik tokį kaip skrendantį sijoną, nes tampu pūkeliu, kur medžio lapai nešioja žiedadulkes ir kaip liepžydis, kaip skrendantis pūkas esu. Ir dabar matau, kaip aš skrendu, kaip pūkas kyla aukštyn į viršų, kaip nuo medžių pūkai krenta ir skrenda į visas puses, taip ir aš esu tas pūkas. Ir dabar kylu aukštyn į dešinę pusę. Ir trajektorija tokia, kad grįžčiau į viršų, į dešinę pusę. Nusiraminam, atsipalaiduojam ir leidžiam tą energiją kilti aukštyn. Nekontroliuojam, jinai žino, ką veikia, ką daro. Jinai kyla aukštyn ir aukštyn ir aukštyn. Ir jauskit, kaip jūsų energijos kyla, 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 aukštyn, 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 aukštyn dabar. Įkvepiam, iškvepiam ir atsipalaiduojam. Mes esam pakankamai aukštai, kad galėtumėm daryti tai, ką norim daryti, ką nori daryti mūsų širdis, nes širdis dabar yra išlaisvinta, laisva. Jinai gali kurti, mylėti, dainuoti, šokti, džiaugtis, apkabinti, tiesiog būti savimi. Dabar galite kalbėti su savimi, kalbėti su savimi, nes jūs labai aiškiai girdėsit save, girdėsite tai, ko jums labiausiai reikia, ką nori pasakyti jūsų dalis, ko jums trūksta, ką jūs turite nuveikti ir padaryti, kad būtų jums visiems geriau. Mes patylėsim, o jūs pabendraukit su savimi, nes tai ir vyksta susitikimas su savimi, su pačiu savimi.
Jūs galite padėti visiems, kam dabar reikia pagalbos, paramos, nes jūsų energija, jūsų širdis atidaryta nuo krašto iki krašto. Ar jūs galite apimti labai plačią energijos vietą, labai daug padaryti, bet taip kaip veda jūs širdis. Ir nebijokit nesuklysti, klaidų čia negali būti. Jie labai laimingi, kad jūs esat, kad dalinat savo meilę, šilumą visiems. Bet jūsų energija sklinda per visą galaktiką, į visas puses, kad nenuilstamai skleidžiate šviesą. Jūs mokate tai daryti. Ir jums labai gerai gaunas išeina. Ir jūs esat nemirtingos. Ir eksperimentas pavyko. Žmogus gali prabudyti save iš zemlį. Jis gali atsidaryti, prasiskleisti, jis gali pats generuoti energiją, kai tik pats to nori. Kiekvieną akimirką, kai tik užžiebia šviesą, visa galaktika atspindi jam šviesą ir mes tampame draugais. Nes mes iš vienos galaktikos dalies ir mes galime kalbėti viena ir ta pačia kalba, ta pačia šviesos energija, kuri kalba antramediečiai. Nebijokite, jūsų nenuskriaus. Ir labai taikus ir laimingi, kad gali tiesiogiai bendrauti su žmogumi ir nepažeisti niekieno teisių.
nes jūs davėt leidimą, sutikimą, kad galim dalyvauti jūsų susitikime. Dėl to jie ateina pasirengę mums padėti, išklausyti, patart, paremt dvasiniam kelyje. Džiaugiamės tuo galimybę procesu. Jis labai reikšmingas, reikalingas, kad galėtumėm pakelt daugiau šviesos, energijos visą mūsų supančią aplinką, galaktiką, supergalaktiką. Nes mūsų yra labai daug ir mes visi esam išmintingi ir žinom, ką ir kaip daryti. Kad galėtumėm prisijungti prie jūsų energetinių erdvių. Galit jausti laisvumą dabar, kaip sparnus jausti, kad jūs kyla dar aukščiau, kad išsiskleidžia jūsų energetiniai laukai dar plačiau į visas puses. Nes priklausomai nuo to, kiek jūs dalinsit save, tiek visi laukai energetiniai, visi skleisis aplink. Ir jūs taip rodo, tapsite paukščiai ereliai su sparnais, kurie gali skraidyti bet kur ir bet kaip. Galit matyti tuos didelius paukščius, nes jie yra nepriklausomi nuo nieko ir gyvena savarankiškai. Labai gerai, labai gražu. Dabar virsite angelais, nes vidinė struktūra, energija, angelų šviesos, baltos šviesos, šviesos stulpai, kurios sklinda iš viršaus aukštyn, iš žemai aukštyn ir taip skleidžiasi į visas puses. Jaučiat, kaip esate energetiniam sraute, tiesiog energijos teka per visą fizinį kūną, nes pradedat labai aukštai ir eina kiaurai. O jūs esate energetiniai sroviai, kurį mus ir neša į vieną pusę arba į kitą. Ir galit jausti, kaip jūs jaučiatės joje. Užtikrintai, ramiai, pasitikinčiai. Nes tai ir yra jūsų namai. Labai ačiū, kad esat, kad leidžiate energijai tekėti, kad nestabdot, kad mėgaujatės procesu, kad viskas gerai eina, labai gerai.
ir tapsite lengvesnės, paprastesnės, daugiau bus švaros, šviesos, tiesos aplink jūs. Tiesiog gryninsis viskas kaip yra. Ir nereikės jums apgaudinėti savęs ir kitų, nes viskas matysis kaip ant delno. Reikia daryti pasirinkimus, kurie yra teisingi, kurie yra neišskaičiuoti, o vedini širdies. Esame laimingi, kad galim prisidėti prie jūsų energetinių laukų. Galite jausti pokyčius fiziniam kūne, kairėje pusėje, krūtinės dalyje. Nes vyksta tokie kaip energetiniai mainai, energetiniai, tokie kaip pjūviai, tokie kaip persidengimai, persislinkimai iš kairės į dešinę pusę. Tai daro mus stipresnius, atjungia dar, sako, nuo daug įsitikinimų, kurie buvo iki tol. Mums bus gyventi dar lengviau, nes nereikės vaidinti ar būti tuo, kuo nesu. Ar įsižeminti, kaip tą dariau iki tol, ir dabar rodo, kaip apačioje yra toks vazonas. Ir aš vis žiūriu žemyn, kaip man vis reikia įsikabinti, bet daugiau to daryti man nereikia, nes aš esu šviesos žmogus, kuris yra visur. Suprantat, rodo, kad mes esam pasklidę po visą visatą, po visur. Ir mums nereikia užgriebti vieno ar kito elemento, įsikibti į vieną ar kitą įvykį, situaciją, mintį, formą. Mums reikia būti aukščiau visur, bet kur. Ir netgi jeigu reikia ir paleisti po tuo vazonu, bet nebūti tame vazone ar tik jame, bet būti judesy, greityje ir visur kitur, visame kame būdu. Įkvepiam, iškvepiam ir atsipalaiduojam. Pajauskim, kaip lengva būti visame kame. Kai nieko nereikia išradinėti, daryti, tiesiog gyventi širdimi. Ir dabar pajauskit, kad aš esu lašelis, vandens lašelis gėlėje. Pajauskit, kad tai krūtinė yra tokia didelė gėlė. Ir aš esu lašelis tos gėlės viduje. Kuo labiau man pavyksta ar gėlė būti ar lašeliu. Jeigu gėlė, tai šviečiu, lašeliu
susimažinu skaidrumu ir pabandykim kaitalioti vieną momentą matyti lašelį, kad esu mažas skaidrus lašeliukas, kitą pusę matykim kaip gėlę, kuri gali išskleisti lapus plačiai per visą krūtinę. Lašeliukas kyla aukštyn, jis susilieja su visata ir ištirpsta joje. Jis yra daug aukštesnės programos negu gėlė. Gėlė, jinai yra įsižeminusi, jinai šviečia, bet nori meilės sau, dėmesio, ramybės, paguodos, atjautos. Ir tai simbolis mano dalies aš. Aš galiu tą gėlę paleisti į aukštį, į viršų. Tiesiog paleisti, pamatyti, kaip jinai skrenda kairėn pusėn aukštyn. Ir leisti ją ištirpti, kaip ištirpsta dangus. Ir leisti būti savimi. Pajauskit, kaip mes dar labiau išsiplečiam, kai manęs jau nebėra, kai aš esu virš debesų arba debesyje, kur noriu, bet manęs jau kaip formos apskritai nėra. Bet aš esu ramybė, užtikrintumas, žinojimas, kad esu. Labai gerai. Įkvepiam. Pajuskit krūtinėj tuštumą. Nes tai yra labai gerai. Jūs galit matyti save dabar iš šono, kaip jūs atrodot iš viršų. Ir gali būti visai ne taip, kaip nuotrauka. Gali būti visai kita forma.
Jie visom pavyko, matot. Jaučiat kūną, jaučiat formą, jaučiat stiprybę, stiprumą. Tai labai gerai. Nes rodo, kad kaip išlanksto kažkokią tai formą, kaip būtų iš geležies, iš metalo. Ir tai bus mums geriau. Nes turėsim struktūrą, į ką atsiremti. Nes dar mums reikalinga parama, kad galėtumėm judėti į priekį. Kas gali matyti kosminius laivus, nenustebkit, nes atsiras reikėjimas, nes tai ir yra dalis tavęs pačios. Ir viskas įmanoma, ko tik norėsi. Todėl sako, negalvokit apie tai, ko nenorėtumėt, kad įvyktų. Nefantazuoti, neprisigalvoti, o tiksliai norėti tai, kas įvyktų, nes tai yra labai svarbu atrinkti savo fantazijas ir mintis, kad jos turėtų kryptį. Nes žmogui labai sunku koncentruotis į tai, į vieną liniją, į vieną tašką, į tai, kas svarbu. Matote visos daugiau. Dabar galit jausti, kad kelia aukštyn, dabar visai kitu net aparatu matau. Iš tikrųjų bandžiau stabdyti, bet matau, kad vis tiek mes kylam ir keliamės. Mes dabar jų įrangoje. Mes praėjom vartus, tokius kaip dabar yra apskritybe. Ir jie nori parodyti mums savo namus. Aš bandžiau atkalbėti, kad dar nepasiruošę. Mes jau esam pas juos.
mes galim matyti, kad panašiai vaizdas toks, kaip būtumėm vandenyno dugne, daug augalų, bet jie be lapų, tik su šaknim, kaip daug šaknų. Jie mato kosmosą, skrenda lengvai, paprastai. Jie sako, greitį išvysto labai akimirkom, net ne sekundėm skaičiuoja. Nuo vieno krašto iki kito jie gali perskirti, kaip mes pamirksėtumėm. Ir nėra baisu, kaip matom. Mes jaučiamės komfortiškai gerai, nes jie mums parengė paduškas, pagalves aplinkui, kad mes galėtumėm geriau įsipatoginti ir jaustis ir matyti, kaip jie gyvena, kas jie yra, kaip elgiasi. Nenori paleisti, jie nori, kad mes pasiliktumėm, kad būtumėm jų draugais. Kad gyventumėm žemę, bet atskristumėm jų aplankyti, nes jie nori su mumis susidraugauti, pažinti, nori dovanot mums savo energiją, išmintį, dalis savęs. Bet jie dabar irgi mato, kad mes dar nepasiruošę, nepasirengę priimti jų kaip draugais. Nes mūsų kai kurios kūno dalys, fizinio kūno dalys priešinasi, vibruoja ir negali priimti tos informacijos, kurie jie norėtų mums duoti. Ir jiem tai viskas kaip ir suprantama ir aišku. Bet jie iš viso stebisi, kad mes įžengėme į jų erdvę laivą. Įkvepiam, iškvepiam ir matau, kad mus jau grąžina atgal. Galite jausti, kai toksai balta dėmė, kaip leidžiame žemyn. Ir mus paskaidina atgal. Į tą lygį, kokį mes atėjom. Galit ramiau atsikvėpti. Mes parskrinom sėkmingai, prisimlylis žemyn. Dabar, kai skaičiuosim nuo 5 iki 1, galėsit pajausti savo rankytes, kojytes. 5, jie atsisveikino su mumis. 5, 4, 3, 2 ir 1.